Ir vėl nauja Nagavitos rubrika. Šiandien išbandysim produktų kietumą, tvirtumą, elastingumą ir pradėsime nuo būtent gelių buteliuke. Ir pirmas mūsų variantas yra naujiena, kurią jau spėjom truputėlį apžvelgti, tai yra gelis buteliuke iš Sotenails linijos. Taigi pirmiausia, tepame, žiūrime, testuojame ir komentuojame. Čia paėmiau spalvą Gentle Kiss. Net pavadinimas labai fainas. Jo. Šitą va, kur mes kalbėjom, kad prancūziškam lakavimui, tokiam labiau. Ir šiaip jau iš karto matau, kad teptukas yra visiškai kitoks negu visų absoliučiai gelių buteliuke. Šiaip nei vienas kol kas dar neturi, kad turėtų tokį trumpesnį. Ir bent jau pirmas potepis, tai matosi, kad jis yra labai lengvai išsilyginantis. Toks netgi bazę primenantis variantas, tai tos merginos, kurios nori stipriai gerai sutvirtinti nago plokštelę, bus tobulas variantas. Ir šiaip dar ką matau, kad kadangi toks mažas teptukas, tai aišku bus labai nesudėtinga dengti, jeigu, ta prasme, ir maži nagai yra. Kada trumpesnė nago plokštelė, tai bus tobulai. Jo, kada trumpi gerai, daug mes nededam. Tiesiog mums principas yra tiesiog sustingdinti medžiagą ir pasižiūrėti. Aišku, labai fainai, žiūrėk, daug nepasiima, tai mums reiškia nepadauginsim. Ilgesnį, kad galėtume lankstumą smagiau pasižiūrėti. Jo, bet labai fainai lyginasi. Aš matau, kaip tu tempi ir jisai tiesiog išsilygina visas paviršius absoliučiai. Šiaip iš šitos linijos, jeigu lyginti bazes ir šitą gelį, tai ko gero pats lengviausias išsilyginimas. Net bazės taip lengvai neišsilygina kaip šitas. Jo. Aš tai manau, kad čia yra produktas tarp kietojo gelio ir tarp bazės tirštos. Man kažkodėl ta konsistencija primena, kad turėtų būti kažkas tokio. Taip ir bus labai gerai sutvirtinta nago plokštelė, labai lengvas išsilyginimas ir bus labai lengva dirbti. Nes, pavyzdžiui, luxury bazės šitos linijos, jeigu kalbėti, tarkim, bazės ir gelį šitą, tai jos yra ganėtinai tirštos ir ne visiems patinka. Tai, o šitas yra tikrai labai lengvai išsilyginantis variantas. Na dabar va įdomu pasižiūrėti tą... Matom maskavimą, kad minimaliai labai gražiai maskuoja. Jo, būtent šita spalva nėra tikrai pilnai maskuojanti. Tai leisim biškį pravėsti, kad galėtume konkrečiai tą elastingumą patį pasižiūrėti. Bet matom. Šiaip tobula spalva prancūzų. Visiškai prancūziškų lakavimo spalva. Tai aš tai kaip ir iš karto pamačiusi, sakiau, jeigu dėti pagrindu šitą spalvą, tada baltą prancūzą ir milky topą iš šitos, tai čia iš viso saldainiai nenagai. Naujiena, kuris išsilygino tobulai, net atrodo, wow. Ir dabar žiūrim elastingumą, tai tą mes galim patikrinti tiesiog lengvai, taip spustelės. Tai ir matom, kad jisai lenkėsi. Tai reiškia elastingas ir grįžta atgal į savo pradinę padėtį praktiškai. Ir nelūžta. Ir tikrai nelūžta. Turėčiau labai gerai pasistengti, kad sulaužyti, bet jaučiu net nepavyktų, o jis tik tai tiesiog labiau sulinktų ir vis tiek prasitiesintų vėl. Tai čia manau, kad kaip ir kalbėjom, tas variantas, kur yra viduriukas tarp kietojo gelio ir bazės ir ypatingai tos, kas turi silpnus nagus. Plonesnius, tai šitas elastingumas ir tas tvirtumo suteikimas, tai čia, manau, bus pasaka. Tikrai. Galėsim po to tarpusavį pasilikti, žinai, ir po to tarpusavį visus vieną su kitu sulyginti. Gerai, man duok tą buteliuką, aš čia pastatysiu prie jo. Šiaip labai jaučiasi tas geras lipnumas, tai reiškia sukibimas turėtų būti labai geras.